mokėjom sumokėti. Gali visų pirma pasakyti, kad įėjom Vilniaus oro uoste, o išėjom Kinijoje Beidžine. Taip. Jo, visiškai už kampo, nuo šitų laiptų, tokios gatvės. Ar nebus ten ta 3D reklama gali? Tenais bus. Geras, ta panda. Tai mums čia visai arti viešbučiai. Visiškai. Galim net neskemint taksistų. Ateit. Ir šiandien gal kažką paragausim jau vietinio? Skorpionų keptų. Šiaip labai įdomu, nes išlipom oro uoste, ir aplamai tokios uždaruose erdvėse, kur daug žmonių. Tas Kinijos kvapas yra toks česnakų rauguliuko, ne? Tai toks lauke nėra jo, bet viduj. Bet lauke labai jaučiasi prieskonių jų aromatas praeinant. Jo, ir rūko jie. Ir smarvė. Taip, viešbučio kambary. Pas mus kambary nėra kvapo, bet koridoriai užsiuodžia, kad yra rūkomi kambariai. Nėra šiaip rūkoma, bet jie rūko kambariuose. Jo, įdomu. O nėra jokio triukšmo gatvėse, nes automobiliai elektriniai. Jo, ir motoroleriai, viskas elektriniai. Ir reikia saugotis einant iš tikrųjų. Nieko, nesigirdi, nieko. Šiaip pirmasis vakaras, tai viskas dar šviežiom akim. Tai dabar yra 8, ne? Kiek Lietuvoje? Minus 2 valanda dienos pietų. Bet mes naktį skridom. Tai esam šiek tiek pavargę, bet visai ir išsimiegoję. Žodžiu, išskridom 8 vakarą iš Lietuvos, nusileidom apie 12 Turkijoje ir 2 valandą sėdom į lėktuvą ir čia atskridom kelintą. O čia atskridom 4:30 vakaro. Na, ir tada sėdom į metro. Bet šiaip sklandžiai viskas praėjo, ne? Jo. Ir atvažiavom čia į centrą, Beidžino. Tikslas yra mūsų šiandien kažką paragauti, kažką pamatyti, pasivaikščioti. Oras pasakiškas, buvo 30 laipsnių dieną, dabar yra apie 20. Dabar 21. Daug spalvų, paveiksliukų. Ir turistai dauguma vietiniai. Na, bent jau mums taip atrodo, ne? Jo. Kol kas niekas selfintis neprašė, bet dar tik pusę valandos esam išėję. Ir einam į saldainių parduotuvę iškart pažiūrėti, kas čia yra. Parduotuvės raudonos ir kviečia užeit. Hello. Minkšta kažkas viduj. O, Pekino antis supakuota. Tiksliai. Tokie kepiniai. Kas čia, žiūrėk, kokie skanumynai. 28, tai realiai reikia dalinti iš 8, 4 eurai kažkur. Bet aš tikiu, kad čia yra brangiau. Tai taip. O čia tie, kur minkštas vidurys yra sausainų. Jeigu su pirštais neliestų, tai popierių. Tiksliai, popieriukus su pirštais čiupinėja. Šiaip viskas labai gražiai supakuota, ne? Thank you. Kas yra? Kaip suprasti? Pafilmuok, kaip ne žmogus daro. Aš pradžiai O, pagalvojau, kad tikroviška lėlė. Oho. Aš irgi maniau, kad lėlė. Tyra, kad žmogus. Nu, pažiūrėk. Ir be to mes žiūrėjom video, kad Beidžine labai daug tokių yra lėlių.
Žiūrėk, atrodo, kaip lokalizuoti vaisiai, matai, būtų Šiaip labai gražiai viską supakuoti ir labai skaniai viską padaryti. Čia kaip Lego pridėta. Ką? Kaip Lego. O, kokie termosai. Ai, čia saldainiukai irgi dėti. Kaip įdomu. O pas juos balandėliai kitokių spalvų. Ate, teta. Tau moteris tai gerai, ne? Įdomią kavinę radom, minimalistinę, nežinau, nesam tokios tikrai Europai matę. Balta viduj, sėdi ir su kava dar. Tiesiog daugiau nieko. Keistoka, nesakyčiau, švelniai tariant. Nu taip, nu jo. Jaukumo ne per daugiausiai, bet turbūt yra niša žmonių, kuriem patiks. Žodžiu, toliau vaikštam čia po šitą gatvę pagrindinę. Buvom sustoję pasižiūrėti šitų reklamų 3D, kokias ten rodo, iš tikrųjų neina per GoPro nufilmuoti. Turbūt reikia tikrai geresnės kameros, nes labai viskas šviesa atrodo ir netrodo realistiška. Kaip plika akim, tai matos ganėtinai gerai. Nu ir žiūrim, čia visokia gatvė, daugiau Rolexai, Nike'ai, Swatch, Huawei, Cartierai, jo už kampo, mašinas pardavinėjai, nu, įdomi. Žiūrėk, kas čia su policija? Ai, policijos autobusiukas. Nu, policijos. Sankryžos stovi tokie. Ne, tai busiukas, mašina ir skėtis. Nu, tai taip, nuo saulės. O, Apple Store'as. Einam pažiūrėk. Nepalyginti. Jana ir aš apakęs. Tokių dar nematėm. Mes čia turim užsiregistruoti gal ką. Buvom įkliuvę į Apple Store'o pinklės. Bet dabar einam toliau. Kažko skanaus, kažko sūraus, kažko saldaus. O, einam šokio pažiūrėti. O, ir čia vyksta mankštas. Kinai yra labai sportuojantis, šokantis, judantis. Jiems svarbiausia yra judėti. Ir tenais. Taip. Tenais dar gražiau su rūbais. Einam pažiūrėti. Ir visi vyresni žmonės, ne?
kiti šoka. O. O pasižiūrėm. Gerai, turim vandens. Arbatą mačiau šitą oro uoste gėrė. O kur kainos yra? 7 juaniai? Žilvinas nesivargina, 2 valandos Kinijai jisai jau kinietiškai skaitinėja, bet nebesikeičia kalbos. Viskas jam čia aišku. Čia pertraukėlė kitos dainos. Tai pasirodo už manęs, kai yra vandens automatas, gėrimo automatas, tai tu susinstaliuoji Alipay programėlę, prisidedi mokėjimą ir čia prie šito automato tu tiesiog prieini ir pasirenki mokėjimo būdo Alipay veido skanavimas. Ir pagal tavo veidą tau tiesiog kameros skanuoja tavo veidą, spaudi pasirenki, ką nori, čia pasirenki, kad mokėt, čia va, netgi rodo veidą, čia pasirenki Alipay ir viskas, čia atšaukti. Wow. Wow. Esi apstulbęs technologijom. Jo, įdomiai. Ten vėl automobilis. Aš nežinau, čia pas mumis pardavinėtų vaflius, čia mašinas. Gal kitokio biudžeto žmonės susirinkę. Gerai, tai gatvė panašu išplatėjo, bet čia kažkokios statybos labiau, tai pažiūrėsim, kas toliau dedasi ir varysim atgal. Opa, paskulinė koja. Nu, Žilvinas jau kažkokią draugę susirado. Man atrodo, jos neturės tiek kantrybės. Nieko sau. Kol Žilvinas skemina, pažiūrėsim, kas čia. Ir no, thank you. You're fine, thank you. Thank you. Oh, thank you. Yeah. Thank you. Eina. 可以那个 Sorry. 喷。 Buvai įsitraukęs į liūną, man atrodo, jau. Tai jau supratau, kad už kabliuką užkibęs, Bet gerai, kad mane turi kaip. Ne, nu tai sako 20 juanių. Tai kiek čia 20? Tai 3 eurai, ne beveik. Nu, tik čia ant žaisliuko 3 eurus Sakau. Kinijai. Sakau, Joanai, sakau, ar mums reikia? Galvoju, kad tik sakytų ne, kad atsipašniuotų. Ne, Joana, ne, galva purto. Tada ant galo buvo 10 juanių. Apseisim, ne? Gerai, čia einam ilgąją gatvę atgal. Šiaip tai, nežinau, tą kamerą matas ar ne, bet rūkas. Tai rūkas iš tikrųjų tas smogas čia justusi. Jo, šiaip tai, ką mes jaučiam, gal yra tas cigarečių smogas, sakyčiau, nes... Ne, cigarečių, aš sakyčiau, čia, nežinau. Rūko tai irgi daug. Nu, rūko, bet čia toksai smulkių dalelių, gal ir šiaip žmonės vaikšto su kaukėm iš tikrųjų. Jo. Bet gatvės švarios. Žodžiu, pro Apple parduotuvę atgal įsukom į, kaip čia, į panoramą mūsų būtą, ne? Didžiulį. Bandom susirasti vandens, nes vandens iš čiaupo gerti negalima. Reikia gerti ir dantim plauti. Šiaip labai įdomus batai jau matau. Na, okei, čia parduotuvė, bet šiaip yra įdomių dalykų. Žodžiu, užsisakėm
2 sulčių. Apelsinais, bet kas čia per vaisius? Kas čia tokie yra? Man bus mango apelsinai, o tau bus kas? Avokadas, kivis ir čija sėklos. Bet aš noriu sužinoti, kas čia dabar yra. Ir už viską sumokėm 8 centais, ne? Alipay. Tai va, čia prieini, įsijungi programėlį savo koduką, čia nuskanuoji. Ir tu kartą programėlę su Revolutu sujungta, nuskaito, sumoki. Savo gėrimą. Dabar patrauk yra čijos sėkla jau jaučiasi. Saldu, skanu. Dar geriau. Dar geriau, aha. Žodžiu, juokinga situacija, nusipirkom tik tas sulčių gėrimus. Ir mano oranžinis, Joanas ten su avokadais, kiviais ir panašiai žalias. Ir Joana, taigi dabar dantis tiesina su kapom. Ateik, Joana. Pasišypsok. Labai skanus. Dar, palauk. Tai dar kartą grįžom pareidami prie šitos reklamos 3D. Taip, ne apie reklamą dabar, bet apie stebėseną visų šitų žmonių ir panašiai. Pavyzdžiui, dabar matot stulpas ir ant jo komutacinė dėžė su įvadu, pliomba, kuri mirksi raudonai, ryšys Wi-Fi'aus ir ant viršaus kameros sukeltas. Tai įdomiai čia. Kur Joana? Iš tikrųjų tai įdomu pasižiūrėti. Na dar aišku, akis nepripratusios prie šitų visų bajerių, bet atrodo neblogai pažengia į priekį. Aišku, čia... Labai graži reklama. Aišku, čia ir gatvė tokia, kur jau neeilinė. Department store, čia matai, va, prekybos centras. O, va čia prekybos centras irgi. Tai čia šitie visi realiai pastatai, kur yra turbūt Rolexas, bet į Rolexą įėjus vis tiek įeisi į didelę parduotuvę, kur yra giliau. Dar nėra tiek kinietiškų iš tikrųjų parduotuvių, čia yra viskas žinomi brandai, bet Nu jo. ir jau pradedam matyti, kaip skrepliuojasi. Ta prasme, per metrą skreplį. Bet kas įdomiau buvo, kad Turkijos oro uoste skreplį dėjo ir prarijo pačiu metu. Delną įsispjauda. Nu, tarkim taip. Gerai, žodžiu, einam atgal šitą gatvę. Ir vandens reikia. Ei, gal dar rasim vandens. O, formulė. Nu, ta prasme. Petronas. Formulė tiesiog ant sienos pasikabinę. Čia laikas kažkoks brandas. Čia sakai tikra mašina? Jo. Taip atrodo Stemas Beižinas. Eisim per kažkokią didelę sankryžą iš kelio. Tas vyras eina su kaukė ir su akiniais slidinėjimo. Aišku, Atėjai? ne. Aišku, kameros visur palydi. Mums reikia tenais, kur yra tas veikrodis. Ir tada pasuksim į dešinę ir dar eisim ir bus mūsų viešbutis. Kaip švaru pasižiūrėti. Esam požeminiai perėjai ir nėra nei vienos šiukšlės. Nieko. Ir žmonių nėra. Ir kameros, aišku. Bet kameros yra.
Priėjom šitą laikrodį, kur rodžiau. Padeisim. Kitoj sankryžoj suksim link viešbučio. Taip, o čia šita gatvė yra dviratininkam ir mopedam. Va. Kad nesimaišytų su kitom keturiom juostom. Parodydasis. Labas rytas. Tai yra 6:13 minučių ir jau 15 laipsnių šilumos. Rengiamės eiti į pusryčius ir 7 valandą atvažiuos mūsų paimt į meeting tašką ir važiuosim prie didžiosios sienos. O čia buvo įdomi, ryte po 6 pratraukiu užvaldos, buvo tuščia, o po 6:10 pasipylė ir stoties kaip skrusdėliukų žmonių pilna. Taip atrodo rytas bei žinia. Čia kadangi traukinių stotis, buvo tuščia ir pasipylė žmonės. Nežinau, matysis ar ne. Pas mumis eisim priduoti nevykę Kondiškę. Tai naktį išmiegojom su 29-28, o dabar 28, nors užstatė 24. Oi, tai buvo karšta. Tebėra karšta. Gerai. Pusryčių. Duona. Čia jau dėžėse tikrai bus jų vietiniai dalykai. Sultis. Ir kavų aparatai. Žodžiu, panašu bus geri pusryčiai. Reikia pasižiūrėjus surasti dabar stalą, kur Joana padėjo mūsų daiktus, nes pražiūrėjau. Trumpas reportažas. Tai važiuojam su autobusiuku surinkti visą šutvę mūsų, kurią važiuosim. Autobusiuke viduj pilna kamerų. Ir netgi kažkas įdomaus priekį prie veidrodėlio yra įkišta kortelė prie QR kodų ir kažkokia kortelė įkišta. Tai čia įdomi ir jie tik kelius mokosi. Bet geras, dėl kamerų nebuvau pamačius, tau nepasakei. Šiaip tai viskas gerai, patogiai atsisėdom. Mažoka vieta, kur vietas. Jo, šiaip čia pritaikyta mažiem žmonėm. Bet Šilvanas rado gerą vietą, važiuojam. Tai važiuojam busiku. Jau surinkė visus, netoli esam kokie 10 minučių liko iki parkingo didžiosios sienos. Šiaip 16 laipsnių rodo. Tai ganėtinai šilta, tai dabar toks permainingas laikotarpis, kai nežinia, reikės striukės ar reikės kažkokio megztinio. Gerai, reportažas nuo sienos papėdės. Ten aukštai jau matosi bokšteliai, kilsim su cable caru. Įdomu tai, kad atvažiavom
buvo šlagbaumas restricted pravažiavimas. Ir čia turėjo leidimus važiuoti čia, nes kitu atveju būtų reikėjo pirkti atskirai autobusą, kuris būtų užvežęs mus dar kilometrą į viršų. Ir autobusai pasidedi parduotuvių suvenyrų zonai. Jo, tai pirmą turi praeiti suvenyrų zoną, tada atvyksi savo autobusą ir tada čia atveši. O dabar mūsų sekantis reportažas jau bus nuo viršaus. Sustojom tualetą, bilietus ir varom. O ne. Dėkojas! Neslidinėt, bet kylom į saulę. Ai, kaip staigiai. Žodžiu, paėmėm šitą skiliftą, skilift, jie skaito, vadinasi atviru, yra ir uždari, bet sakė su atviru kur kas įdomesni vaizdai, galima pasižvalgyti, plus šiandien dieną tikrai šilta. O slaidas po kairę matosi. Va, tiesiai. Jo, čia po apačią, matosi metaliniais lovys, tai per šitą turėtumėm, jeigu bus ne per daug žmonių, nusileisti į apačią. Nu dabar tai ką? Oras pasaka, diena graži, 20 laipsnių. Labai pasisekė. Na tikrai. Ir ką? Pirmasis pasaulio stebuklas man, antrasis tau. Jeigu piramidės skaitosi, tai? Na, jis checked. Labai tylu. Iš tikrųjų mažai dar žmonių, nors yra dabar kiek? Yra po 10:05 vietiniu laiku. Bet labai ramu, tylu. Didžiausias užesys tai tik tais nuo cable karto variklių, o daugiau tai paukšteliai čiulba. Labai fainai. Dar aplinkoje nėra lapų, bet tik prasidėjo pats žydėjimas. Tai varysim Sakurų parką. Jo, važiuojant matosi Sakuros, kad žydi. Sumokėjom brangiau šitą ekskursiją, bet ekskursija su angliškai kalbančiu vietiniu gidu, tai ne tik po Beižiną važiuojant papasakojo, bet ir kely, ir čia papasakojo. Tai tokios informacijos, kur turbūt, patys turbūt būtumėm tingėję pasigūglinti, arba būtumėm googlinę tiesiog pamatę, ką nors įdomaus ir vėliau grįžę. Tai va, tai manau tikrai neprapirkom ir visai. Kiek smakiai? Ekskursija šiaip su atvežimu ir parvežimu ir pietum kainuoja 83 gal, o su va šitais cable kartais pasikelimais ir nusileidimais, slaidais šitais visais 105 eurai žmogui. Tai 105 čia, man atrodo, su akcija, nes dar kelis ten procentus bookingas nuleido, pirkom per booking.com. Galime filmuoti, kaip čiuožia po mumis. Kodėl taip lėtai? Go! Labai jau lėtai. Oi, fainai. Tai apie sieną. Yra kairioji, mes į 5 tašką atvažiuosim. Galima eiti į kairę iki 1 ir į dešinę iki 20. Iki 20 nėra laiko nueiti, bet pažiūrėsim, į kur nueisim. Ar visgi norėsit tiesiog iki 1 eiti? Matai, čia yra didesni kalniukai, sakė, dėl to čia tikriausiai mažiau žmonių yra. Saulėta. Šilta gerai. O, žiūrėk. Fainai, varysim su slaidu. Šiaip niekas, žiūrėk, nesileidžia, dar neprasilenkėm, kad žmonės sėdėtų kitoj pusėje. Ai, photo for you, girdi? Fotkit.
for you. Smile, take a photo for you. Hello, sir, lady. Hello, take a photo for you. Smile, take a photo for you. Čia įrašas, ką žinai. Abejonė. Gal kojas. Hello, sir, lady. Hello, take a photo for you. Smile, take a photo for you. Okay. Čia ne įrašas. Okay, go, go. Opa. Lipam. O. Pasiemam? Jo. Padėk. Tai kainavo 30. 3,80 mūsų nuotrauka. Ai. Užleistas įrašas šaukia. Ne įrašas, moteris. Moteris, aš nesvartau, tai sekundės. Ne įrašas. Žodžiu, čia dabar sankryža buvo. Šičia yra sunkesnė pusė sienos. Į kitą yra toliau, bet ne taip statu. Tai pasirinkom šitą sunkesnę, nes mūsų nuomonė vėliau atsivers gražesni vaizdai. Čia galima pasigrožėti žiedais. Ir čia gyvybinį bokštelį. Traukia skersvėjai. Reikia vaikščioti pasilenkus. Širšių yra. Einam toliau ir galbūt pareinam. Ok, čia pradėsim statųjį kopimą. Tai nežinau, kaip čia papasakot statumą. Gal pagal tas turėklus matysis, iš tikrųjų va, horizontas taip yra ir va, šukti virš. Reikia gaudyti Joaną. Iš tikrųjų ganėtinai keista lipt, nes čia tokio per pirštą, pusę pirštos turimo laiptelis statumo, tai neįprasta ir laiptelio statumas kinta. Jo, tai užlipom vieną dalį. Ir dabar, ta prasme, čia yra visiškai stati siena į viršų. Ta prasme, mes sustojom fotkintis, nes uždūstam šakės. Ir laipto aukštis. Kiekvienas skirtingai. Nu, aišku, kodėl čia gynybinė siena, tai aš neįsivaizduoju senoviai, kaip reikėjo užlipti su amunicija. Čia be šansų. Ir dabar vėl laipteliai per vieną stačią plytą. Labai įdomiai. Ir dabar visiškai susivirėjo laipteliai. Atrodo, reikia. Jo. Ir labai nedėkingi batai su tokiu kulnu lipti. Tai ateičiai, jeigu kažkur kaip lipsim, užrašą savo, smaut normalią avalynę. Gerai. Žodžiu, atėjom iki pačio galo pirmojo bokštelio. Daugiau tenais į vidų įėjus pro sieną. Tai yra į vidų įėjus galinė siena užmūryta. Buvo ką veikti. Tikrai sušilom. Labai įdomu šitie laipteliai status. Ir dar galima, jeigu mes matos, taip apinguriuoti sieną. Šitas bokštelis, iš tikrųjų, kinų siena yra iš kelių segmentų, keletą segmentų, vėliau buvo sujungta į vieną. Tai konkretai čia šitas bokštelis yra dar apsuptas iš abiejų savo pusių
kinų sienos. Kokie įspūdžiai? Labai gražu, bet labai šilta ant saulės. Labai šilta. Atsigausim. Siūlau suvalgyti bananiuką ir leistis į apačią. Jo. Ar esi suvalgęs bananą ant pasaulio stebuklo? Pradėjom leistis atgal. Pamatėm ką tik šeimyną einančią su kūdikiu. Tai sakom labai drąsus, nes iš tikrųjų reikia žiūrėti po kojom. Bet va. Manau, nusileisim daug greičiau, nei kad užlipom. Viskas normaliai. Dėl to, kaip manai. Ir va, gražioji dalis atsivėrus. Gal reikia nuotrauką pasidaryti. Dabar nori nežiūrėdamas žingsnelį atgal pašoks. Ne. Gerai, dar vienas bokštelis. Laiptai gan status. Kameros. Žilvinas bėga. Tai laiptai yra, ne tik, kad ne vienodo aukščio, bet čia dar yra jie kampu į šoną. Tai labai reikia iš tikrųjų žiūrėti, kaip žydikuoja. Ypač kai bėgi. Nusprendėm pafilmuoti šitą nusileidimą. Tai gal taip nesimato, bet čia yra gan statu. Į aną sienos pusę einant yra zona, kur turi 4 obliektų. Nėra laiptų ir jeigu yra pašalę, tai praktiškai su netinkama avalė neįdėti. Lipa 4, šiaip aš irgi bijau lipt. Pabandysim. Na, lipant nėra taip blogai. Oi, kad jūs žinotumėt per video, kokią mano nugarą šlapumą. Čia irgi statoka. Buvau pamiršęs. Bet dabar viskas tik į apačią. Jo, pliusas. Klipuką filmuojas? Gan geroj vietoj. Žilvinas čia. Atvažiavome su mergaitėm. Čia. Bandom išsipirkti prie turo papildomas plaukimą kažkokio ežero. Tai mes nesam Summer Garden, tokia yra vieta, kaip imperatorius sugalvojo, kad reikia kažkur turėti vėsesnę vietą vasarą. Ir kūrė tokį sodą, kur daug medžių, vandens. Ir iš tikrųjų yra vėsiau. Labai esmė, kad valtyje esam 2 grupės. Viena anglakalbių, o kita vietinės kalbos ir vietinė perėkė.
안에는 유품을 많이 가져갔네. 꽃병이라든가 진짜로 우리가 그 프랑스 박물관에 영국 박물관에 가게 되면 우리 의미가 있어야만이 놀이개머리 위에 있는 것도 봉황도 하나 달 수가 있고 금이 넣으면 봉황이 2개 달릴 수도 있고 뭐 위에 장식 연구들이 있죠. 옥이라든가 팔찌, 목걸이 이걸 제가 생각해봤어요. Eisim koridoriu, kuris yra virš 700 metrų, jungia dvi dalis. Tas dekoruotas skirtingais piešiniais. Ir imperatorius padarė mamai. Ir kad nebūtų karšta. Nu, gražiai. Norėsi tokios baltos magnolijos? Einam, kur Dragon Lady gyveno, miegojo, jos kambarį pažiūrėti. Šiaip tai gan vėsoka jau yra čia. Šiaip, sakė, yra 2-3 laipsniai visada žemesnė temperatūra nei mieste. Ir ką pastebėjau, kad vietiniai valgo mandarinus. Visi, tai gal sezonas. Wow, magnolijos tai įspūdingos. Jau papazavot? Tai vaikai pradėjo filmuoti mane ir mūsų kolega. Kolega pamatė, sustojo, aš irgi stoju, sako, what's up. Ir tie vaikai filmavo mus ir tikrasiai jie susigėdo, nebežino, ką daryti su telefonu. Bet dabar mergikės irgi tave pakalbino. Yeah, this is the 100% burn rest. You take a 100-meter rush, 200-meter rush, opening ceremony over here. That side of the blue one is 1 kilometer.